Sveiki vaikai, labas Di. Žinai, šiandien galvojau padaryti laidą apie krepšinį, bet niekur nerandu savo kamuolio. Tai pasidaryk kamuolį pats. Ankstesniais laikais vaikai patys pasidarydavo kamuolius iš visko, ką rasdavo namuose. Sakai pasigaminti iš visko, ką rasdavo namuose? Aš toj grįšiu. Na vadi, radau močiutės skaras, radau virvės, tai galiu pradėti gaminti? Gamink. Senovėje beganydami gyvulėlius vaikai, kurie vadinosi piemenukai, pasigamindavo kamuolį iš vilnos, iš skudurų arba iš karvės odos prikimštos įvairiausių šiaudų, virvių, ko tik tai rasdavo. Na vadi, pasigaminau kamuolį panašus į kamuolį. Apvalus. Varom į krepšinio aikštelę, pažaist. Di, nieko gero neišeina ir mano batai visai netie. Sakai nepatogus batai? O tu išmėgink batus, su kuriais vaikščiojo seniau. Gaudyk. Kas čia dabar per vyžos? Čia ne vyžos, o naginės. Naginės yra seniausias Lietuvos gyventojų apavas. Jos buvo daromos iš galvijų odos, o vyžos būdavo pinamos iš medžio žievės. Di, o gal buvo batų be raištelių, šitie vis atsiriša? Čia tai žinau kas, klumpės. Taip, klumpės. Seniau jas avėjo ne tik lietuviai, bet ir daugelis vakarų Europos tautų. Su jomis nebaisu bristi per balas ir sniegą. Dar su klumpėm galima šokti klumpakojį. Di, nežinau kaip tas klumpakojis šokamas, bet man šokinėti su klumpėmis visai nepatogu, o nėra tokių batų, kad galėčiau lengvai pašokti ir įdėti iš viršaus. Pe! Žinote, visai nepatogus tie senoviniai batai. O gal jūs esate sukūrę tobulus batus, arba mokate pasigaminti geresnį kamuolį, atsiųskite man nupieštą arba nufilmuotą medžiagą ir būtinai vienam iš jūsų padovanosiu nuostabų prizą. Laukiu, iki!